Sveiki atvykę į naują Krepšys epizodą. Mes randamės prie mūsų Winterbitero lavonėlio ir epizodą pradėsim nuo jo, todėl ruoškitės. Šiame epizode laukia pilnas ir labai detalus, sakyčiau, V8 surinkimas. Galiu jau tiksliai pasakyti, video pabaigoje pamatysit pilnai surinktą vaškę su kaltiniais švaistikliais ir parodysiu, ant kiek ten daug darbo buvo. Rašykit komentarais, jeigu jūs domina konkrečiai turbo projekto suma. Kaip tikriausiai pastebėjot kanale, mes dabar laižomės žaizdas. Realiai padarytos klaidos anam sezone, mums kainavo dabar ir kainavo visai nemažai. Tai žodžiu, pasidarykit arbatos, uždedat laiką, parašyt komentarą ir mes pradedam nuo to, kur dingo Kem 6. Ir tiesą sakant, labai gerą vietą jam radau, nes atitinka jo stovi, iš esmės, atitinka jo vaibą. Praeitą kartą, kaip manėt, mūsų užduotis buvo Kem 6 praeiti techą. To užduotim truputį turėjom labai daug problemų. Pradėkime nuo pirmos problemos, tai mūsų nepraleido techas. Ir nepraleido techas dėl labai įdomios priežasties, apie kurią visai nepagalvojau. Kaip ir minėjau, čia yra dujos ir dujų baliono patikra negalioja. Einam, parodysiu. Žodžiu, mums teko nusipirkti naują balioną. Tai prie tų stabdžių visokių dalykų, prie rankinio taisymo teko nusipirkti, žodžiu, naują balioną. Tai dar minus iš biudžeto, bet paminėsiu, kad automobilį nemokamai padovanojo, tai kaip ir tas ant to gaunas. Balioną susitvarkėm, nuvežėm dujininkam, kad įdėtų tvarkingai balioną, nes vidury baliono dėjimo supratau, kad gal aš nenoriu sprogt, nenoriu uostyti dujų ir tegul padaro tvarkingai. Padarom balioną, lyg ir viskas okei. Tada nuvažiuoju į techą jau antrą kartą ir spėkite, praėjau techą. Aišku, praėjau. Ponai ir ponios, mes turim legalų, visiškai savo hodų, žalią lapą. O kodėl, nes žiauriai per daug darbo įdėjom, sutvarkėm tą arką, viską padarėm taip, kad realiai net pats techą varantis žmogelis pasakė, kad, realiai mažiausiai tikėjausi, kad šitas BMW savo hodų praeis iš antro karto. Pagal idėją, važiuoklė viskas okei, viskas tvarkingai, dujų patikra yra, balionas dabar galioja, viskas kaip ir būtų okei, bet kaip ir sakiau praeitam epizode, mano kasdienas mašinas numirė ir čia dabar netyčia tapo mano deiliu. Ir aišku, kai jis tapo deiliu, dujos, jos pradėjo kažkodėl neveikti. Biteris be dujų yra ne biteris. Kai pamačiau, kad borto kompas pradėjo ryti 16 benzo, supratau, kad kaip kasdienė mašina čia truputį brangiai. Čia realiai gaudasi kokia vaškė džipas. Tai labai prabangiai gavosi. Pasikeitė jau dujų reduktorių. Senasis kokį 13 metų atlaikė, tada pasidavė. Šitas dar vienas brangus pirkinys gavosi, nes realiai dujų sistemos sutvarkyti kainavo kokius 300 eurų. Kas yra žiauriai daug šitai mašinai, turint omeny, kad kokį 1000 eurų kainuoja. Bet yra vienas pliusas. Aišku, čia dar yra minusų, mes vis dar naudojam kartonėlį, nes mašina neturi termostato, tai čia toks vis dar biterio vaibas yra. Mes dabar turim pagrindinį pliusą šito automobilio, tai yra 10 dujų mieste. Jūs pagalvokit, 10 dujų mieste. Dabar šitas automobilis, grubiai tariant, ryja 6 benzo 100. Va čia jau dėlio skaičiai. Tai pats projektas prasidėjo kaip Winterbiteris. Pasakau, kad čia bus Winterbiteris ir dabar tai tampa dėlį mašina vien dėl to, kad visos dėlį mašinos nusprogo. Ir ta prasme, negana to, kad mes dar turim išsilaišyti praeito sezono visus niuansus, visas klaidas padarytas, tai ten jau kaip suprantat, kasdieną gaunasi dabar važinėsiu su biteriu, nes kitos mašinos irgi nusprogo. Ir vėl reikia. Bet padariau vieną klaidą. Realiai šitą automobilį, kai pasirašiau, tai galvojau, kad mes jį per 2 mėnesiukus normaliai taip apversim, gal kažką padarysim, kaip matėt, netyčia į ratą pametėm. Eksperimentą padarėm, kas matėt Instagram'e Reelsą, tai žodžiu, sugalvojom netyčia ratlankios špykės pripjaut, tai vieną testą atlikom ir jau norėjau veltis į kitą testą ir kaip ir minėjau, edrauda.lt apsidraudžiau mašiną 2 mėnesiam ir vėl planai keičiasi, man dabar reikia vėl visiems metam pirkti draudimą. Kodėl? Nes vėlgi, biteris dabar tampa deiliu. Tai kadangi dabar automobilis lieka šeimoje truputį ilgesniam laikui, man reikia metam nusipirkti draudimą. Nes būtent edrauda.lt perkant draudimą gauni 5% atgal į savo kaupyklę, kurios gali panaudoti ant sekančio savo draudimo. Ir vėlgi, automobilis lieka ilgam, nuolaidos kodas Krepšdesys, 12 mėnesių automobilio draudimui, papildomos dovanos. Dar prie tų pačių draudimo bendrovės dovanų. Ir vėlgi, kodėl edrauda? Nes labai greita ir labai paprasta. Išsirinkit didžiausių bendrovių, vėlgi, aš paprastas žmogus, aš renkuosi visą laiką pigiausiai įmanomą draudimą, nes bet kokiu atveju, nesvarbu kokiam laikotarpiu draudės, gauni pagalbą kelyje. Dylas. Išsirinkit papildomus dalykus, kuriuos tu nori išsirinkti, pasirinkit, kas vairuos automobilį
ir viskas. Ir apsidraudi realiai per 5 arba 10 minučių. Ką ir čia padarysim, nes draudimas eina visiškai į galą. Ir kaip ir minėjau, nuolaidos kodas krepšys būtent dabar galioja. Akcijos laikas ribotas, todėl naudokitės progą. Gausit ne tik dovanų, bet ir labai paprastai, pigiai ir greitai apsidrausit automobilį. Nu, be draudimo važinėti kaip ir negalima, tai automobilinis draudimas labai patogiai ir greitai. O dabar ką mes turim daryti, tai mes turim V8 projektą tęsti ir pabaigti. Tai jūsų laukia labai detalus pasakojimas, kaip viską dariau. Realiai viską taip detaliai papasakosiu, kad, galėsit praktiškai savo vaškiai, jeigu ką susirinkti. Bet kol variklis neužkurtas, mes tiksliai nežinom, ar mums viskas gerai pasisekė. Einam žiūrėti garažą, kaip mums sekėsi. Realiai įsistatom žiedą, cilindrus kažkiek esam susitepę, nusileidžiu į 1,5 como žemyn kažkur. Realiai iki tepalinio žiedo, kad viskas gražiai būtų prigludę. Jis tvarkingai tiesiai stovi. Ir tada čia yra toks įrankėlis, kuris realiai matuoja tą tarpą. Ir čia yra 0, pavyzdžiui, aš spėčiau, kad čia bus 0,5 mm. Ir čia yra tarpelis, į kurį tiesiog dedam šitą daiktą. Ir jaučiu, kad 0,45 labai gražiai įlenda. 0,5 jau nelabai eina. Kas realiai mums tinka, tai reiškia šitus žiedus naudosim būtent ten, kur mums reikia. Tai čia yra pirmas žiedas, jį lygiai taip pat gražiai reikia dabar išsiimti. Toliau turim antrą žiedą, nes vėlgi, čia žiauriai daug matematikos, tai per visus 8 cilindrus reikės tai praeit, bet žodžiu, antras žiedas turi truputį didesnį tarpą. Jį lygiai taip pat reikia nusivalyti. Dedam žemąją pusę ten. Jis gražiai stovi. Tai galim iš karto 0 šiam bandyti. 0 šiam sueina labai lengvai. Tada turim 0,63. Ja, čia bus 0,63. Žodžiu, kokia matematika, dabar paaiškinsiu, ką aš dabar dariau. Prieš tai turėjom, žodžiu, su išdilusiu žiedu 0,53, dabar su gyvesniu žiedu turim 0,48, o čia vietoj 0,73 turim 0,63. Tai va, aš būtent į šitas reikšmės dabar ir taikysiu, kad visur kažkas būtų panašaus. Ir jeigu panašiai bus, viskas yra ok. Ir tada jau galėsim dėti stūmoklius ant švaistiklių ir ten jau kitais procesais užsiimti. Tai dabar lygiai tą patį padarau 8 cilindram, nes aš žinau, kurie cilindrai buvo gyvesni pagal visus parametrus, tai va tos cilindrus būtent ir naudosim. Taip, klausau. Atvažiavo papildymas, greičiau turėtų eiti darbai dabar. Su žiedais viską, ką norėjom, pasiekėm. Ką realiai pasiekė, tai praktiškai kiekvienas dabar žiedas atitinka tokį patį tarpelį per visus cilindrus. Tai tas yra būtent to, ko man reikia. Dabar pereinam į tą etapą, kur mums reikia dėti jau švaistiklį ant pačio stūmoklio. Tai vėlgi nusiplovėm gražiai stūmoklį, išsipūtėm oro. Dabar mums reikia pagal numeraciją rasti tą švaistiklį, kurio mums reikia. Mums reikia 7. 7 ir yra. Tai dabar atėjo laikas uždėti tos kaltinius švaistiklius. Bet, pavyzdžiui, praeitą kartą rodžiau, kad jie buvo skilę. O čia, kadangi jie yra CNCC, ten jie turėtų atsiskirti. Ne? Pratęsiam, kodėl šią problemą turėjau. Pasirodys, čia net tokie dabar dalykai yra. Originaliai yra tiesiog skilimas, kad realiai tas centravimas vyktų. O čia tokie dalykai. The more you know, tai žodžiu, guminis plaktukas tiesiog į trasą ir padėjo mum. Dabar, ko mums tikrai reikės, tai reikės oilo susitepti, nes faktas čia judančius dalis. Ir reikia maksimaliai viską švariai daryti. Juda, jau yra gerai. Ir dabar yra sunkiausioji dalis, tai reikia šitą daiktą kažkaip įdėti. Oi, čia bus. Be keiksmažodžių neišeis čia. Aš dabar galvoju. Principė mes galim kaip ir iš karto susidėti indeklus, nes jos reikės dėtis. Žiūrėsim, ką mes čia gavom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerai. Ką tikrai žinau ir man minėjo, kad tepasi tik viena pusė, tai kita pusė turi būti squeaky clean. Nes mums nereikia, kad jis suktųsi, mums reikia, kad jis tiesiog atliktų savo darbą ir stovėtų vietoj. Taip atrodo daiktas, kuris turi dabar man išduoti 800 arklių. Ir tikėkime, kad šitas švaistiklis gyvens ilgą ir nuobodų gyvenimą. Manęs laukia lygiai taip pat 8 surinkti. Aišku, jau šitą visą reikalą reikia mauti ant alkūnio. Ką ir to darysim. Principė procesas nėra sunkus.
Iš esmės tai tiesiog following instrukcijas ir neskubi. Gerai. Vienas iš man keičiausių dalykų tai buvo ant stūmoklio dėti žiedus, nes patys švaistikliai uždėti tai viskas pakankamai paprasta. Tu tiesiog susitėpi paviršius, viską laikai maksimaliai švariai, praveri stūmoklio pirštą kiaurai švaistiklį, net tą patį piną įdėti yra pilna gydų, todėl pakankamai lengvai tas pinas įsideda, vėlgi, kai turi pakankamai gerus įrankius, bet su žiedais truputį įdomiau, nes žiedus turi taip sudėliot, kad ten nepersidengtų kažkokie kanalai. Pirmas ir antras žiedas viens nuo kito kuo toliau žiūrėtų tie tarpai. Du tos žiedus, tada du viršutiniai žiedai ir kad tie tarpai visi plius minus būtų kuo toliau vienas nuo kito. Aišku, irgi yra pilna gidų, kaip tai padaryti, bet ta vieta visą laiką mane žiauriai glumindavo, bet stengiausi irgi laikytis tos taisyklės, kad susistatau pirmą ir antrą žiedą ir tada jau tepalinius žiedus ten sukiojusi, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. Ir tada, kai jau viskas susisukioju, tepam viską tepalu, vėl tepam cilindrą per naują tepalu ir bandom jį įmušti. Ir čia didelis dėkui Mantui, nes Mantas labai padėjo man su įrankiais, nes būtent šitas įrankis, kurį pasiskolinau, man leidžia suspausti žiedus. Ir tada pačios stūmoklio su švaistiklio įdėjimas yra pakankamai paprastas. Įsistumi jį pakankamai į cilindrą iki pirmojo žiedo, kurį jau turėtum įstumti. Ir tada didžiausia įtampa, nes turi vienu geru smūgiu įstumti stūmoklį, kad jis visiškai tvarkingai įeitų pilnai į cilindrą. Jeigu netyčia nedastumi stūmoklio, ar tai trenki per silpnai, vienas iš žiedų pasileidžia ir tenka vėl išiminėti stūmoklį ir kartoti procesą. Nu ir kas be ko, kiekvieną cilindrą labai stipriai susitepiau tepalu, nes niekada nenori variklyje, kad kažkas tiesiog trintųsi metalas į metalą. Tam ir todėl padarėjau. Čia pasitikinį, kad sėdi grinai ant tais visais. Jis turi prašokti. Tu įstumti jį turi normaliai. Jis turi įkristi. Normaliai čia, ne? Jo. Ta prasme... O, čia pavyko. Kadangi stumas sėkmingai krito į cilindrą, dabar telieka prisukti švaistiklį. Vėl išvalom, įdedam vieną indeklą, vėl išvalom, įdedam kitą indeklą, sutepam viską ir dedam varžtus. Su varžtais irgi yra procedūra, jos faktas reikia variklinių tepalų sutepti, taip pat sutepti varžto apačią, būtent ta vieta, kuri trinasi į patį kaklelį. Kad būtent tą jėgą priveržtumėm, kuri ir nurodyta, o ne metalas trintųsi į metalą ir tai kažkiek pakeistų. Ir vėlgi, šį kartą prisukinėjom konkrečiai pagal gamintojo specifikaciją. Antrą dieną, kai motorą surinkinėjom ir nusprendėm vis dėlto įsivelti į tai, ką faktas, kad reikia pasidaryti tam, kad žinoti iš esmės, ką mes turim. Idealiai darant, labai daug procesų mes praleidžiam, bet juos praleidžiam tik dėl to, nes pakankamai pasitikim iš esmės šito variklio ir ką jis gali toleruoti. Vėlgi, čia vaškiai yra traktorinė, jinai daug daugiau gali toleruoti nei koks performancinis varikliukas. Tai ką mes nusprendėm padaryti? Tai čia jau matot du švaistiklius pilnai sumontuotus, pilnai suveržtus. Dar paskutinis perveržimas gausis, yra žodžiu niutonai nurodyti gamintojo būtent šitų varžtų, tai dar perveršim idealiai paskutiniam momente, kai jau viską surinksim, bet dabar yra, tarkim, 75% priveržimo jėgos, jeigu netyčia kažką reikėtų vėl ardyti, kai dedi naujus švaistiklinius indeklus ir faktas, kai viskas pas mumis dabar visiškai viskas yra nauja, tai yra toks niuansėlis, kad turi pasimatuoti, koks tarpas yra, va, tarkim, kai švaistiklį uždedi priverži, koks tarpas yra tarp to indeklo ir, sakykime, tarp alkūnės. Kad tą tarpą pamatuot truputį, kaip suprantat, sunku, nes čia nieko neįkiši, tai yra specialus toks dalykėlis plastic gauges. Tikriausiai, kas susiminėja varikliais, tai tikrai teko šitą dalyką girdėti. Įsivaizduokit, kad čia yra tiesiog gumos virvutės, kurias susipjaustai principę pagal švaistiklio ilgį, užsidedi ant alkūninio ir tada uždedi kepsą, priverži pagal niutonus, kurios ir nurodė gamintojas būtent, tarkim, šitų švaistiklių, tada jį atverži, nuėmi ir gauni, žodžiu, vat, tai, ką aš dabar turiu. Tai yra suspausta ta guminė virvutė, kuri man realiai dabar duoda tam tikrą readingą. Readingas yra, žodžiu, principė toks. Turim plastic gauge reading table. Pagal plotį, kiek išsiskietė ta guminė, žodžiu, virvutė, mes turim tam tikrą tarpelį, galima sakyti. Tai vat, pavyzdžiui, dabar pridedam ir prie storiausios vietos ieškom, kas labiausiai atitinka. Tarkim, tikrai ne 0,50, bet vos didesnis nei 0,63. Tai grubiai, tarkim, sakysim, 0,6 bus. Ką, žodžiu, su to reikia daryti? Tai dabar gavom, tarkim, readingą 0,06. Atsidarom katalogą ir pasižiūrim variklio manualą. Ir variklio manuale yra nurodytos dvi reikšmės, tarp kurių turėtum tilpt. Tai iš karto užbėgant už akių, šita reikšmė yra didesnė nei manuale nurodyta. Ir ką man dabar bendrai reikia padaryti, tai visus tai švaistiklius išsimatuot ir tada nuspręsti, ant kiek yra blogi ar geri reikalai, ar mes
galim važiuoti su ta konfiguracija, kurią dabar turim, ar ne, bet dabar bet kokiu atveju visi pramatuoti tarpai truputį didesni nei originaliai. Ko reikėjo realiai tikėtis, nes viskas yra naudota ir faktas, kad, truputį turėjo būti padilę. Tai dabar viską vėl išsimatuojam lygiai taip pat, susirašom tas reikšmes ir tada, kai jau visas reikšmes turėsim, žinosim tiksliai, ką mums reikia daryti ir ant kiek kritinė yra situacija. Turint omenyje, kad patalpa yra šildoma iki 19, principai jau visą dieną šildosi, bet metalas yra dar pakankamai šaltas, tai vėlgi, readingas nėra idealiai idealus, bet jis realiai kaip reference pointas, kad mes žinotumėm plius minus, kur mes esam ir ant kiek yra gerai arba blogai. Šitą šudelį nusivalau, viską nusiriebulinu, išsitraukiu švaistikliuką, jį vėl persitepu gražiai, viską vėl nusiriebulinu, vėl varžtuką kiekvieną švaistiklinį susitepu, karūnėlę susitepu, tada vėl dinamometrinis raktas, kuris mums leidžia tiksliai viską pasidaryti, 50 Newtonų ir po to dar dasuksim pagal tai, ką gamintojas nurodė, žodžiu. Ir taip kartuojasi su 8 cilindrais. Aš galvoju, aš varikliuką surinksiu per dieną, bet aš matau, kad čia antiek darbas smulkmeniškas, kad reikia kiekvieną dulkelę viską susižiūrėti. Todėl surinkinėjom po truputį, kadangi tai darau pirmą kartą, tai surinkinėjau lėtai, kad padaryti kuo mažiau klaidų, niekur neskubu. Nes arba šitas daiktas važiuos, arba aš paskubėsiu. Tai jau geriau važiuos. Kadangi nesam džekesai, tai per 3 stage'us darysim. Pirmas stage'as realiai gaunasi prisukimas ant silpniausio. Kitaip tariant, ten pradedam nuo kokių 10 Newtonų kiekvieną pusę, tada 30, tada jau ten kiek toliau reikės. Įdomus bairis. Sutikrinau visų indekų tarpus su plastik gaudžu. Koks rezultatas? Kad gavom visiškai tolygią reikšmę per visus kakliukus, ko man realiai reikėjo, bet kaip ir minėjau, faktas, kad tie kakliukai padilė labiau. Bet vėlgi, kiek ir pasiskaičiau, būtent tokiuose bilduose nėra didelė problema, jeigu tarpelis iš esmės truputį didesnis nei originaliai leistinas būtų. Daugiau tepalo nėra blogiau, ypač kai tie kaklius suki, esmė, kad nebūtų per didelis. Nes blogiausia, kai būna per mažas tarpelis, nes tada ten tepalo nėra, ir automatiškai tada jau didesnė tikimybė, kad tau prasuks indeklą. Atėjo laikas pradėti naudoti tą detalių dėžę, kurią užsakėm praeitame epizode. Tai iš trodo.lt gavau būtent tų tarpinių, kurių man ir reikia. Ar tai atskirti vandens kanalus nuo tepalo, ar tepalo kanalus nuo vandens. Bet čia ne visos detalės. Kol kitos detalės keliauja paštu metu iš trodo.lt, vėlgi, kodas krepšys 26, kai perki už 50 € arba daugiau, nemokamas siuntimas paštu metu. Ir kol tos detalės keliauja, man reikia idealiai viską nusiriebalint, pasiruošti kaverio dėjimui. Ir vidury dar buvo atkeliauja dar viena trodo siunta ir šį kartą, vis dėlto nusprendžiau, kad faktas, reikia naujų grandinių. Tada susižiūrėjau, kad būtent INA firma dažnai įdeda originalią OEM grandinę, kas man yra tiesiog tobula. Tai nusipirkom pilną komplektą. Tai yra visi plasmasiukai, pagrindinė grandinė ir grandinės įtempėjas. Ką tai mums leis, tai labai paprastai išsistatyti degimą be jokių pašalinių darbų. O ką aš galiu pasakyti, kad pas abu variklius, kuriuos dabar turim, grandinė pakankamai ištampyta. Tai sutaupysim ir nervą, ir šiaip. Variklis visą tai turint omeny, kad sudėsim, daug tyliau dirbs ir faktas, daug kokybiškiau. Tuo labiau visas šitas detalės galima perdėti, jeigu ką ant kito variklio, jeigu netyčia šitas sprogs. Bet jeigu jau taip giliai lendam, tai nepasikeisti grandinės su visais įtempėjais, būtų tikrai pakankamai keista. Čia irgi momentėlis, grandinė turi praeiti pro tam tikrus gaidus, kurie ir yra kaveryje, todėl čia žiauriai lengva susimaišyti, ypač tepalo siurblio grandinė. Ir kai 100% įsitikinti, kad grandinė vietoje, toliau paprastas Lego. Pagal manualą yra tam tikro ilgio varžtai, tam tikras vietas sukasi, visi po 20 Newtonų, viskas labai paprasta. Ir prie to pačio yra gale kaveris, kurį lygiai taip pat visiškai pilnai nusiriebalinu ir atgal dedu ant to pačio viktoriuko ir lygiai taip pat ir varžtus sudedu. Ta pati procedūra. Pagaliau radau savo kepuriuką, tai dabar būsim brandiniai. Darbai toliau vyksta, ką padariau, tai kaip ir matėt, uždėjau priekinį kaverį ir galinį, tai abu kaveriai yra cilindrė, stumokliai yra, tai viskas jau gerai. Sudėjom naują grandinę, naujus įtempėjus ir dabar jau laikas, užsiimti galvom. Tai ką su galvom jau padariau. Turiu naujas galvas, kaip ir minėjau, dėsim kaškinės galvas, pritryniau visus vožtuvus jau pirmoji galvoj, parodysiu antroji galvoj, kaip tai dariau. Lengvai prasėjom, išsivalėm visus kanalus, prasilyginom juos,
Tai jokio kosminio portingo nedarysim, nes nežinom, ką darom, tai tiesiog pravalom tai, ką galim, visokius sulėjimo, žodžiu, viską padarom taip, kad oras išeitų ir eitų kuo paprasčiau. Tai vožtuvai čia jau pritrinti. Viskas padaryta, plokštuma nuimta. Situacija tokia, kad turim senus velenėlius ir naujas galvas. Tai faktas, kad mums reikia viską išdirbti, tai yra įdėti naują velenėlį ir pritaikyti viską, kad susidėtų viskas tvarkingai. Tai būtent šitas galvas ir lygiai taip pat ir bloką darė Gedas. Tai tiesiog parekomenduosiu, kadangi pasidarė labai greitai. Tvarkingai viskas pasidarė, žodžiu, kelių dienų bėgyje, tai jeigu ir jums reikės, tai palieku kontaktėlį. Kokybiškai atliko darbą, plus patirties pakankamai daug, užsiminė blokų plokštumom, gilzavimu, žodžiu, tai gal ateitie netyčia ir kreipsimės dėl gilzavimo, bet su šito bloku irgi niuansėlis yra. Jis mums leido darbus truputį greičiau daryti, už ką žiauriai esu dėkingas. Ir faktas, kaip suprantat, kai bilinat variklį, mėnesį dar laukti kažkokių galvų nušlifavimo ar dar kažko yra, pakankamai daug. Kreipkitės, jeigu jums aktualu, tiesiog palieku kontaktus, gal netyčia bus ir jums naudinga. O dabar, kadangi vožtuvus pritryniau, mums reikia spiroklių, o spiroklės eina, kadangi pas mus buvo velenėliai, iš kitų galvų. Ir čia radau damidžą. Ir damidžas labai įdomus, tai mes turim pasidavusi vieną iš hidrikų. Tai jis čia realiai atsidaužė, jis dabar taip turėtų atrodyti. Ir kaip matot, truputį, pasidavė, sprogo ir lūžo. Ir tada padarė truputį damidžo ant vožtuvo. Faktas, kad ne šitus vožtuvus naudosim, mums tik reikia išsimti kepsus su spirokliam. Tai dabar gražiai viską išiminėsiu, susidėliosiu ir viską vėl valysiu, sudėsiu į kitą galvą, tada manęs lauks lygiai taip pat velenėlio uždėjimas, šitų visų dalykų praplovimas, susižiūrėjimas ir hidrikų keitimas. Tai kadangi planas sukti iki 7,5 gabalų, o pas mumis hidrikai originalus vis dar, tai mums reikia jos pasikeisti ir praeitus kartus minėjau, kad iš tro.lt būtent užsisakiau hidrikų komplektą visom galvom. Man atrodo, ten nedaug gavos, apie 300 €, bet tai bus viena iš geriausių investicijų, jeigu noriu, kad tokie dalykai nepasikartotų, nes faktas, kad ne kiekvienas hidrikas po tiek kilometražo, kiek jie apturėjo, yra gyvas ir priveda prie tokių dalykų. Aišku, reikia turėti omeny, kad originaliai sukamės iki 6,5 tūkstančių, o čia 7,3 pasukom, tai kaip ir normalu. Turėjom jau porą problemų su keliais hidrikais, juos pakeitėm, bet dar vienas pasikeitė, tai ir indikuoja, kad reikia jų naujų. Bet čia truputį vėliau, kai jau hidrikus dėsim, prieisim prie to, o dabar, kaip ir minėjau, spiroklės išimu, padiagnozuosim, ką čia dar galim padaryti dėl to ir ruošiam naujas galvas, tai į tą švarę galvą viską tiesiog dedam, nes plokštumos paruoštos. Būtent šitą vietą Gedas padarė, kad kai įsėda, žodžiu, velenėlis į kitą galvą ir prisispaudžia su kitos galvos viršūnė, tai, žodžiu, patys suprant, kad skirtingi matmenys, tai ne tai viskas gerai priglunda, plus prisispaudžia, nesisuka, tai, žodžiu, viskas buvo padaryta, kad, žodžiu, suktusi, bet faktas jis minėjo, kad daugiau užsiema plokštumų paruošimų, blokų paruošimų ir gilzių darimų, tai čia tiesiog padarė, nes paprašiau, tai dėkui jam labai. Ta procedūra, ieškoti dar kitos kontoros, kuri tai darys, tai pakankamai sunku, bet vėlgi jis minėjo, kad jeigu tikrai labai reikia klientui, tai tam tikrus darbus gali atlikti. Ir dabar tiesiog kimam į darbus ir ardam. Tai prieš pradedant darbą su naujom galvom, reikia faktas išsiardyti senas galvas. Tai kadangi naudoto variklį, kurį nusipirkom, ten viskas švaru gražu, būtent iš jo išiminėjau vožtuvus, nes jie daug geresnio stovio nei iš senojo variklio. Užtenka uždėti galvutę, padaužyti ir iššoka tas suharikas ir gali ramiai išsiimti spiroklę ir automatiškai išskrenda vožtuvas. Kai jau rankutė įgudo, vieną galvą visiškai ramiai per 5 minutės galima visiškai ramiai praeit ir išsiardyti. Bet kadangi mums reikės gyvų suharikų, tai visas detalės, kurias išardau, susirūšiuoju į atskiras dėžutės, kurias po to galėsiu naudoti. Atėjo laikas dar vienam update'ui, tai ką padariau, tai pasidariau vieną pusę variklio, nefilmuodamas. Ir dabar jau galiu papasakoti konkrečiai, koks procesas kas po ko. Vizualiai rodyt jau nebedarant tų kvailų klaidų, kurias dariau pirmus kartus, tai daug greičiau vyksta darbas. Tai dabar ką mes turim pasidaryti, tai nusiemam velenėlį, čia mes turim tą naują galvą, ją truputį prasivalysim, parodysiu, kur maždaug ką darau, ką prasiportinu, bet faktas mums reikia ją išsiardyti, pirmą plovimą pasidaryti nuo visų metalo drožlių, išsiplaunam ją ir tada tęsiam su išdrožinėjimo reikalais, plus turim kažkur čia vožtuvų dėžutę ir vožtuvus pritrinsim, tai parodysiu, kaip ir vožtuvai prisitrina, taip kaip aš viską darau ir taip kaip man viskas gaunas. O čia jau turim uždėtą vieną galvą, tai pilnai viskas sukrauta, vėlgi su spiroklėm, viskas jau perdėta, o mes kadangi dedam velenėlį, kuris yra piktesnis, velenėlis eina su specialiom spiroklėm, žodžiu, su tokiais, pilnas komplektas spiroklių su metaliukai, žodžiu, visais, tai mums reikės juos instaliuoti, irgi parodysiu
parodysiu, ant kiek paprastai viskas instaliuojasi, kai įrankius turi. Nes nemelosiu, padariau porą klaidų. Tai vieną, kaip tą vožtuvo gumelę vieną sugadinau. Tai per naują įdėjau tiesiog, kad būtų ramiam, kad tikrai 100% gerai jas instaliuočiau. Tai reikės jų dasipirkti. Vėlgi, tai reikės iš trodo vieną užsisakyti. Bet čia kaip ir ne problema. Tai kaip ir minėjau, pradedam nuo to, kad atsisuka vėliavėlės. Ir kiekvienam variklio procese tikriausiai pastebėsit, kad aš pasidėjęs telefoną su instrukcija. Tai visą laiką esu atsivertęs manualą, nes tas pats vėliavėlio atsukimas turi tam tikrą seką. Jeigu gamintojas nurodė tą seką, tai reiškia, tai yra geriausia seka, kad tau nelūžtų vėliavėlis, kad tu ten nieko nesulankstytum ir nepridarytum kažkokių bėdų savo. Viskas iš eilės, viskas pakankamai aiškiai paaiškinta, niekur neskubi, po truputį atsuki, viskas step by step. Tai realiai, jeigu followini manualą ir nedarai kažkokių keistų dalykų, kurie visiškai neparašyti, didelių problemų neturėtum turėti. Mano naujos kaškinės galvos, realiai truputį senos, nes matosi labai daug nagaro, visokių karbono likučių. Tai mano tikslas realiai pasimti visus įrankius, kuriuos turiu ir tiesiog išsivalyti kanalus. Viską padarau kuo švariau, kad bendrai, kai surinkinėčiau variklį, nesugalvotų koks nors anglies gabalas man tiesiog atskilt ir dar pridaryti reikalų. Prie to pačio tiesiog išsivalėm, pasimažinom kampus, tam tikrose vietose padzulinom metalą, kad viskas būtų smooth as butter. Nes varikliui tai patiks ir bus įdomu pasižiūrėti, ar tai iš esmės duos kažkokį pokytį, ar tai į gazą, ar tai bendrai į variklio darbą. Tai daugiausia reikalų būdavo prie išmetimo kanalo, o būtent šitas galas pasirinkom dėl to, nes išmetimo kanalų diametras didesnis. Pagal idėją šita būtent gala turi didesnį flową nei to pačio 5 litro variklio. Tai būtent čia pasiėmiau švitrinį ir tiesiog sudzulinau kantelius, kad jų neliktų. Išliejimo likę brokai, kuriuos visus tiesiog apdzulinau, kad būtų rami galva, kad visas tas kanalas būtų kuo švaresnis, be kažkokių staigių kantų ar dar kažkokias galėtų trukdyti flową. Ir prasideda garaže pats mėgstamiausias darbas, tai yra vožtuvų pritrinimas. Yra N skirtingų būdų, kaip tai daryti. Man labai patiko tai daryti ranka, nes ir jauti, ir girdi, ar naudojama pasta jau atlieka savo darbą, ar ne jau pasibaigė. Tai faktas, tu tiesiog pritrini 2 paviršius, kad kai vožtuvas užsidarys, ten būtų maksimaliai hermetiška. Mano atveju gavau 2 pastas. Tai pirmam stage'ui yra grubesnė pasta, kuris su grubiais visokiais imperfectionais susitvarko, ir tada fine gritas. Tai realiai jau kaip ir poliravimo stage'as, kurį jau naudoji pačiam gale. Vienas iš sunkiausių dalykų taip darant, tai neleisti vožtuvui nukristi nuo to čiulptuko. Tai visai padėjo truputį patepti tepaliuko, kas žiauriai paspartino procesą, tai yra lengvas vožtuvo daužimas, plus stabili apkrova, kad su kiekvienu pasukimu ir trinimu ir spaudimu žemyn įvyktų tas pritrinimas. Nes būtent jo mums reikia, kad tas kontaktinis paviršius pilnai nusivalytų ir pilnai priglūstų. Atėjo laikas vožtuvų gumelėm, tai vat būtent šitie reikalai pro vožtuvus, praleidžia tepaliuką ir tada jau matai mėlyną dūmą iš išmetimo. Realiai seni tai visiškai ramiai išsimauna ir nauji lygiai taip pat susimauna. Reikia labai atidžiai stebėti, ar tiesiai užmauni, ypač tokia atveju kaip ir aš, kai nenaudoju specialaus įrankio ir apsižiūri kiekvieną kartą, ar tikrai fully seated gavosi, ar jis realiai tai pusiau kažkaip užsikalia. Kaip ir visi variklio surinkimo procesai reikalauja tepaliuko, taip ir vožtuvus dedant pro gumeles, stengiuosi ir gumelę, ir vožtuvą sutepti tepalu, kad kuo mažiau šansų, kad aš gumelę pažeisiu ir kad viskas gražiai tiesiog susirinktų ir tą patį pirmą užkūrimą, žodžiu, neturėčiau jokių bėdų. Tai tą ir padarau, realiai kiekvieną vožtuvą ir gumelę prasitepu, susirenku, po truputį neskubu, visi vožtuvai yra sunumeruoti savo dėžutėse, todėl niekas nesumaišyta, tą ką pritryniau, atgal ir dedu. Ir taip, po poliravimo kiekvienas vožtuvas idealiai nusivalo ir tik tada dedasi. Sportinių spyruoklių dėjimas yra iš tikrųjų labai paprasta. Vėl viską švariai išsivalom, susigrupuojam į dėžutės, susidedam lėkštutės, susidedam spyruoklės, susidedam viršutinės lėkštutės, pasiruošiam sucharikus ir realiai, kiek aš pastebėjau, lengviausias būdas paimti ir tą patį suchariką atitaikyti. Tai mano atveju, jeigu neklystu, pasiėmiau tiesiog varinę lazdelę, kuri būtų nemagnetinė ir viskas gavosi visiškai ramiai ir gražiai, kai viską iš anksto susidėjau ir tada tiesiog atitaikiau įrankį, kad jis idealiai per centrą spaustų. Kai idealiai per centrą spaudžia, tada abu sucharikai idealiai gražiai įeina ir tau reikia realiai tiesiog paspausti žemyn, sucharikai įkrenta, su lazdelė pasižiūri, kad tikrai kristų ir atleidi. Vožtuvas savo vietoj, spyruoklė savo vietoj. Nusiriebalinam paviršius, viską pasiruošiam galvas, nuriebalinti paviršiai, laikas instalinti kažką įdomaus. Dėsim ERP. Originaliai galvos yra prisuktos su varžtais specialiais, žodžiu, o čia yra smeigės. Va čia šešiakampė, žodžiu, yra, tai smeigę prisuki ir tada jau su veržle specialia ir washeriais
prisukia iš viršaus. Stipriau suspaudžia galvą, mažesnė tikimybė, kad prapūs tarpinė, tai į ateitį žiūrint tiesiog, jeigu ir pūstelsim truputį daugiau, tai dabar tikrai laikys, nes čia būtent ta vieta, už kurį ir štai ir atsako, tarpinė plus varžtai. Tai čia toks lengvas overkillas, sakyčiau, būtent šitam bildui, nes kaip ir faktiškai problemų su to neturėjom, kadangi neturėjom, nebuvo problemos, kurią reiktų spręsti į ateitį. Pliusiuką uždedam, kad tikrai būtumėm ramus. Pagal ERP instrukcijas man reikia kiekvieną iš jų nusiriebalinti, išsivalyti, apsižiūrėti, ar viskas su jais yra ok. Ir jeigu ok, aš tada visiškai švarius, nesuteptus, dedu į bloką, prisuku ranką tiesiog, tai yra hand tight, pasiemam, faktas, Viktoriukas yra geriausias. Ir su Viktoru praeinam ir padarom tokią tarpinėlę, kuri eina originaliai, tai iš išorės, apeinam viską hermetiku ir tada jau vėl persižiūrėję, nusiriebalint dar kartą galvą, dėsim galvą. Čia atsirado žvaigždės, kad grandinė, žodžiu, viskas tvarkingai išsistatytų, tai viskas pagal originaliai išsistatė. Tai tikėkime ir su velenėliais viskas bus labai paprasta pasidaryti degimą, nes čia, kaip ir minėjau, laukia mūsų vėliau tai. Darom varžtus. Prisukti ERP head studsus atrodo pakankamai paprasta procedūra, bet yra esminė vieta, kad būtinai turi susitepti viršutinę dalį pakankamai gerai. Tai irgi prieš dedant galvą pasistengiau maksimaliai gerai sutepti visus sriegius, nes tikslas yra, kad tam tikrose vietose, kai prisukinėsi, metalas slystų ir tau leistų padaryti tokią prisukimo jėgą, kokią tu planuoji padaryti. Jeigu tarkim tas sriegis būtų be tepalo, ant kurio dedasi veržlė, vėlgi tai įtakotų prisukimo jėgą ir faktas, kad tai nebūtų pagal manualą, tai pridarytų kažkokių problemų, kurių nereikia. Ir būtent šitam varikliui originaliai eina tiesiog hermetiko juostelė po tarpinę. Tiesiog viską darom originaliai, kaip ir turi būti. Netikėtai teko normaliai paprakaituoti, nes bededant galvą supratau, kad reikia tepalo housingą nuimti. Ir va šitas housingėlis yra, čia dabar jau jį nuėmiau, tai yra toks vidinis varžtas, kuris yra kosminio didumo. Tai Aleksas gerai, kad turėjo tą custom įrankį, tai sutapimas, dedu galvą įeina Aleksas, tai labai ačiū jam, kad jis žinojo, kur tas įrankis guli, nes hermetikas, kai džiūna, tai žodžiu patys suprantat. Pritorkinau, viskas yra pagal ERP spekus, ten gaunasi apie 108 newtonai per 3 stage'us, tai reiškia ten kokį 20 newtonų, tada 50, tada 75, tada 108. Šitie irgi susitorkino, reiktų užsidaryti įsiurbimo kanalus, kad niekas neįkristų. Dabar jau kipsim prie kitų darbų, tai yra, mums reikia naujų hidrikų, tai einam pasižiūrėti, kiek čia reikalų pasikeistos hidrikus, bet pradžiai reiktų išsigūglinti, kaip jie keičiasi. Nes prie tokių sūkių jau kyla klausimas, ar hidrikai atlaikys iš tikrųjų. Yra keli sprendimai, galima daryti solid lifterius, bet solid lifteriai, juos reikia reguliuoti, tai žodžiu, per daug, kad neįsivelt, liekam prie hidrikų ir žiūrim, kiek maksimum galim saugiai spausti. Šiandieną jau kvepia, kad pabaigsiu pagaliau variklį rinkt ir tos 800 arklių pagaliau atsuksim. Kokia situacija dabar, tai čia velenukas užmautas, dar prie grandinės neprijungtas, čia lygiai taip pat neprijungtas, velenukas jau įdėtas, viskas išvalyta, visi sriegiai pravalyti. Toliau ką mes turim, tai turim vėl viršūnėlės, kurias visas prasivaliau, žodžiu, ir dabar ką mes darom, tai kas jau anoj pusėje padaryta, tai mums, žodžiu, reikia pasikeisti hidrikus. Tai čia šitoj pusėje įsiurbimo hidrikai įdėti nauji. Galiu papasakoti tik tai skirtumus tarp įsiurbimo ir išmetimo hidrikų, nes jūs reikia atskirti. Po dešinė yra išmetimo, tai jis turi tokį kepsą ir mažą skylutę, o įsiurbimo neturi kepso ir eina iškart į gylį. Ir pačiam gilumoje, žodžiu, yra toks šaratukas, su kurio pagalba galima išleisti tepalą, nes prieš instaliuojant, kiek supratau, reikia truputį išsileisti tepalo, kad jis, žodžiu, lengviau judėtų ir tikrai užsifiksuotų. Nes čia mes turim tokį metalinį žieduką, kuris kaip fiksacinis veikia. Tai mūsų darbas yra pakankamai paprastas. Pasėdam kažką, labai paprastai, tiesiog. Taip, tada pasiemam kažką, ką galėtumėm kišti šitą skylutę. Padaužom iš viršaus, iškrenta. Ir žodžiu, jis kai iškrenta, čia ką reikia žinoti, jeigu norit pasikeisti, tai yra tokia lėkštutė. Tai lėkštutė yra svarbu, kurią pusę įsidės. Tai jinai, pavyzdžiui, buvo tai va. Trikampukai, žodžiu, į jį. Ir, žodžiu, šitas reikalingas dalykas, šitą realiai galim kaip ir mesti prie naudotų. Ir dabar pasiemam, tarkim, naują. Ir reikia dabar ten giliai, žodžiu, paspausti tą rutuliuką, kad galėčiau išleisti slėgį, kad jis pradėtų judėti. Kai išleidžiu, lygiai taip pat tiesiog gražiai 1, 2, 3 ir įsuku atgal į vietą. Esmė, kad ta plokštelė būtų, kurią išėmėm prieš tai.
ir viskas. Čia realiai 15 minučių darbas ir naujieji yra. Tai iš tro.lt pamenu pirkau, tai pigiausias variantas, kurį radau, būtent Ina geros firmos. Lygiai tos pačios firmos pirkau ir grandinės. Tai manau tikrai nenuvils, o procesas labai paprastas. Hidrikai pakeisti, mes galim velenėlius dėti ant jau naujų galvų, vėl viską išsivalai, vėl viską susitepi, įdedi velenėlį, tada uždedi gražiai viršutinius kepsus, lygiai taip pat susitepi kiekvieną varžtą ir vėl lygiai taip pat pagal manualą priveržinėjom pagal seką. O dabar jau variklį galiu apversti aukštyn kojom ir dėti tepalo pompą ir abi karterio dalis, nes jau karterį pasiėmiau iš ado ir turbinos tepalo nubėgimas jau privirintas. Su senais karteriais yra toks dalykas, kad jie visi būna vienaip arba kitaip susikraipę, todėl čia maksimaliai viską turi būti švariai nusiriebalinęs, kad tikrai Viktoriukas priliptų ir kad tikrai neleistų tepaliuko. Aišku, turint omeny, kad visas variklis visiškai tuščias, jokio tepalo nėra, tai daug lengviau tai padaryti dabar, nei ant variklio, kuriame jau yra tepalas. Vakar jau numerė kamerą, tai iki išnaktų pasisėdėjau ir mes turim užmautą karterį, tepalo pompą, viskas vietoje. Šiandien truputį apvaliau coverius, vėlgi iš komentarų mačiau visai neblogų pasiūlymų, kokias spalvą dažyti, bet reikia pradžiai, manau, surinkti variklį toks, koks jis yra, diagnozuoti viską ir kai viskas tvarkingai veiks, tada jau įsiversim į dažymus, lygiai taip pat dabar darysim su įsiurbimu, nežinau, gal truputį jį padažysim, bet idėja yra, kadangi su turbaku dar daug dalykų mes nežinom, tikriausiai lauks testai ir testo metu vis tiek nusiminės, vėl užsidės. Tai dar nežinau dėl coverių, bet ką mes turim, tai šiandien dar reikia lygiai taip pat įdėti salnikėlius, bet grubiai mes jau turim aprinktą variklį, mes galim jau gražinti daviklius, kurių trūksta, reikia nusiimti šitą škyvą, nes degimą pasidarėm, tai įsidėti salniką, čia pasirodo kaip tik ta tarpinėlė, kurią norėjau gražinti iš tro.lt, tai ją pasiliekam ir panaudosim naują, reikia užsisakyti termostatą naują, šitą skylę užsivirinti, visai pamiršau, čia turėtų būti užvirinta ir žodžiu daug tokių smulkmenų, bet mūsų variklis jau atrodo ir primena variklį. Aš jau tiesą sakant truputį pavargau, nes šį mėnesį grindinau tiesiog, kad tą variklį kuo geriau surinkti. Buvo labai daug momentų, kur reikėjo 2 kartus perdaryti. Darant degimą netyčia kairį velenėlį, ne tą pusę įdėjau vėlgi, nes variklį buvau pasisukęs. Tai žodžiu, tokių mini reikaliukų prisidariau, kurių galėjau neprisidaryti, bet viską dariau iš naujo, kad tikrai būtų gerai ir kad, žodžiu, po to neprisidaryčiau tiesiog dalykų, kurios vėl reikėtų kažką keisti eigoje. Tai žodžiu, stengiausi viską tvarkingai daryti. Viską principai pagal manualą rinkau, tai tikiuosi, kad viskas bus ok. Po to įsipilsim ir užduosim į tepalų bazę tepalų breikininių, būtent tokiam varikliui tik surinktam. Dabar vėl maunuosi GoPro ir kimbu į darbus, nes mums reikia dirbti, nes atėjo sezonas. Nemelosiu, nesitikėjau, kad tiek pinigų suvalgys variklis, bet čia visiškai normalu, labai daug komponentų naujų sudėjom. Tai kaip matėt, naujos grandinės, įtempėjai ir viskas dėka jūsų pagalbos. Tai dėkui visiems, kurie apsilankot krepšys.com ir nusipirkat poliuretano. Tai užsukit, pasižiūrėt, poliuretanas jūsų kasdieniam automobiliam ir 90 eurų sportui. Prieinamos kainos ir vėlgi rašykit komentaruose, ko dar iš poliuretano jums reikėtų. Mes pasistengsim tas formas pasigaminti ir paleisti į prekybą. O dabar yra darbų, dar neužbaigtų. Ir kadangi jau artėjom į galą, tai dabar laikas pasibaigti smulkiosios darbus. Tai lygiai taip pat, kaip tepalo filtro korpusą atsukom, tai dabar jį atgal surinkinėjom, naują gumytę, truputį Viktoriuko dėl visako. Toliau mums reikia įdėti priekinį ir galinį salniką. Ir pradedam perinti tiesiog ant aprengimo, tai mums reikia įsidėti įtempėją, vairo stiprintuvą, visus rolikus ir vandens pompos rolikas buvo aprūdijęs, tai nusprendžiau, kad bent truputį nušveisiu, nors faktas, kad jis tikriausiai vėl aprūdys. O dabar jau perinėjom prie sankabos, tai reiškia variklis keliauja ant keltuvo ir žemyn ant žemės. Ir jau planuojame dėti sankabą ir dėžę. Tai čia jau matot pilnai surinktą variklį. Praktiškai visi darbai pabaigti. Kas pas mumis dabar liko, tai man reikia dabar vėlgi apsižiūrėjom sankabą pakankamai gyva, kad ją galėčiau ramia galva dėti ir šį sezoną naudot. Smagrati jau prisisukau, vėl užtorkinau viskas pagal spekus. Mums ką dar reikės padaryti? 2 galvos dangtelius ir iš jų reikės padaryti ventiliacija, žodžiu, kaip ta karterinė, žodžiu, normalią. Originaliai eina pakankamai mažos skylės, kadangi didinam powerį, reikia pakankamai padidinti ir tą kvėpavimo variklio, tai mes jau su GFAB aptarėm, ką mums reikia pasidaryti, tai tą padarysim. Ir realiai mums tik lieka kėbulo darbai ir, žodžiu, mūsų laukia pakankamai daug darbų, bet jeigu viskas gerai ir su jūsų palaikymu krepšys.com, aš manau, kad per artimiausią mėnesį mes galimai net užkursim turbaką ir po to jau galėsim apkalbėti
kiek kainavo viskas, nes kainavo žiauriai daug. Ir tai, ką jūs matot kanale, tai yra vienas dalykas, bet daug vyksta dalykų užkulisiuose, kad šitie dalykai įvyktų. O vėliau pakalbėsim, kodėl Alekso variklis iškeliavo iš Engine Bay'aus. Tikiuosi epizodas patiko, rašykit komentaruose, ar jums patiko. Nusipirkti variklį, išsiimti variklį, diagnozuoti 2 variklius, surinkti 1 variklį per mėnesiuką. Tas tikrai užsitarnavo laiko, nes žiauriai daug savo laiko bandau atiduoti dabar, kad kuo greičiau visus tos dalykus realizuoti. Ir nepamirškit, kad galit skirti 1,2% VŠI krepšdesys. Taip lygiai taip pat mums galėtumėt padėti. Rašykite į Instagramą, jeigu jums kyla klausimų, kaip tai padaryti. Prakonsultuosiu, padėsiu tai padaryti, nes bet koks jūsų palaikymas labai padeda kanalui. Dėkui jums, laikas man, vidosas tau.